Kūno temperatūros pokyčiai yra reikšmingas signalas, galintis padėti kuo greičiau aptikti ir nustatyti negalavimą. Trumpai jums papasakosiu apie kūno matavimo termometrus, jų rūšis ir matavimo būdus. Jis savo forma yra panašus į senuosius gyvsidabrio termometrus, tik yra visiškai netoksiškas ir nepavojingas. Su šiais termometrais kūno temperatūrą tinka matuoti pažastyje, burnoje, išangėje ir makštyje. Kūno temperatūra matuojama iki 3 minučių ir pasinaudoję nukratome. Dėmesio! Gyvsidabrio termometrai jau nebėra parduodami, tačiau nemaža dalis žmonių juos vis dar naudoja savo namuose. Šie termometrai matuoja temperatūrą gyvsidabrio metalo pagalba. Juos sudaužius kyla grėsmė asmens sveikatai ir gali sukelti negrįžtamas pasekmes, tad svarbu jų nebenaudoti ir įsigyti kitos jums tinkančios rūšies kur kas saugesnį kūno matavimo termometrą. Tai nedidelis termometras, kurio paviršiuje yra ekranėlis rodantis temperatūros skaičius. Jie gali būti ir su lanksčiu galiuku. Termometras baigęs matuoti dažniausiai supypsi ir taip informuoja, kad galima pasižiūrėti rezultatą. Išgirdus termometro supypsėjimą rekomenduojama dar keletą minučių palūkėti ir palaikyti termometrą pažastyje. Tuomet gautas rezultatas bus kiek įmanoma tikslesnis. Elektroniniai termometrai dažniausiai dedami į pažastį, burną ar tiesiąją žarną. Tiksliausi duomenys yra gaunami matuojant tiesiojoje žarnoje, o mažiausiai tikslus pažastyje. Matuojant kūno temperatūrą per tiesiąją žarną reikėtų nepamiršti, jog rektalinė temperatūra gali būti 0,5 laipsnio aukštesnė už kitais būdais matuojamą temperatūrą. Oraliniu būdu rekomenduojama matuoti vyresniems nei 5 metų vaikams ir suaugusiems. Termometras dedamas po liežuviu ar už skruosto, o proceso metu reikėtų kvėpuoti pro nosį. Specialiai kūdikiams ir mažiems vaikams yra sukurtas ir pagamintas skaitmeninio termometro čiulptukas, kuris įdedamas į burną kaip įprastas čiulptukas ir palaikomas, kol termometras užfiksuoja temperatūrą, kuri pasirodo ekranėlyje. Svarbu vaikui jį palaikyti burnoje be pertraukų iki pasigirstant garsinių signalų. Šie termometrai veikia be kontakčių būdu. Kūno temperatūrą padeda nustatyti pasitelkdami infraraudonuosius spindulius. Bekontakčiai termometrai padeda pamatuoti temperatūrą, nukreipiant juos į galvą ar ausį ir jo ekranėlyje netrukus atsiranda rezultatas. Pats temperatūros matavimo procesas trunka vos kelias sekundes, todėl patogus naudoti vaikams. Matuojant temperatūrą per ausį, termometro zondo galiukas įvedamas į ausies landą ir sensorius pamatuoja būgnelio temperatūrą. Manoma, kad būtent ant ausies būgnelio greičiausiai ir tiksliausiai numatome temperatūros pokyčius. Labai svarbu, pasirinkus jums tinkamiausią ir patogiausią termometrą, atidžiai perskaityti gamintojo instrukciją ir atidžiai laikytis matavimo taisyklių, jog jūsų pasirinkto tipo termometro rodmenys būtų kuo tikslesni. Būkite sveiki, o sunegalavus, turint klausimų ar norint tiesiog pasitarti, visada lauksime jūsų atvykstant į Saulės šeimos medicinos centrą.